Klausotės straipsnio publikuoto žurnale Sąmoningo žmogaus pasaulis numeris 4. 25 priežastys pradėti tinklinio marketingo verslą. Straipsnio autorius Gediminas Grinevičius, psichologas, verslo treneris, neurolingvistinio programavimo ir laiko juostos terapijos praktikas, knygos Tinklinės rinkodaros vadovas autorius. NR1 tinklinės rinkodaros mokymų bendruomenės čempionų lyga.lt Lietuvoje įkūrėjas. Gediminas yra vedęs mokymus tinklinės rinkodaros tema Jungtinėje karalystėje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Turkijoje, Indonezijoje, Kenijoje, Ugandoje, Tanzanijoje, Rusijoje, Ukrainoje ir Lietuvoje. Tinklinis marketingas tai puikus būdas užsidirbti papildomai ar net sukurti pilnavertį verslą, dirbant patogiai iš namų, naudojantis tik telefonu ir kompiuteriu. Nors šis sritis dažnai sulaukia kritikos, daugeliu atveju skeptikai tiesiog nėra susipažinę su jos galimybėmis ir realia nauda. Štai 25 priežastys, kodėl verta apsvarstyti šį verslo modelį. Pirma, aukštos kokybės produktai ir išskirtinis aptarnavimas. Tinklinės rinkodaros kompanijos nenaudoja tradicinės reklamos. Jų produktų reklama plinta iš lūpų į lūpas, todėl jų kokybė privalo būti aukščiausio lygio, nes tik patenkinti klientai rekomenduoja juos kitiems. Be to, pirkdami per tinklinio marketingo atstovą, gaunate asmeninę konsultaciją ir nuolatinę pagalbą. Antra priežastis – nereikia kvalifikacijų ar patirties. Norint pradėti, nereikia diplomo ar patirties. Visko galima išmokti dirbant. Daugelis kompanijų suteikia mokymus ir palaikymą, kad kiekvienas galėtų sėkmingai įsilieti į šią veiklą. Trečia priežastis – pozityvi aplinka ir bendraminčiai. Čia dirbate su žmonėmis, kurie jūs motyvuoja ir palaiko. Galite patys formuoti savo komandą, pasirinkdami žmones, su kuriais norite ne tik dirbti, bet ir mokytis, keliauti ir švęsti. Ketvirta priežastis – lanksčios darbo valandos. Galite dirbti kada tik norite, pritaikydami veiklą prie savo gyvenimo būdo. Kuo daugiau laiko investuoji, tuo geresnis rezultatas. Penkta priežastis – finansinis stabilumas. Nors iš pradžių gali atrodyti, kad pajamos nėra stabilios, ilgainiui sukuriama klientų ir partnerių bazė leidžia generuoti reguliarias pajamas. Be to niekas jūsų negali atleisti. Sukūrus klientų bazę ir komandą, tu sukuri stabilias ir reguliarias pajamas. Šešta priežastis – maža pradžios investicija ir minimali rizika. Pradėti tradicinį verslą gali kainuoti dešimtis tūkstančių, o tinklinėje rinkodaroje dažniausiai pakanka nedidelės investicijos į produktus. Jei nuspręsite, kad tai ne jums, dažnai galite net susigrąžinti pinigus. Septinta priežastis – neribotos pajamos. Skirtingai nei samdomame darbe, čia pajamos nėra ribojamos atlyginimu. Jūs patys nusprendžiate, kiek norite dirbti ir užsidirbti. Jūsų pajamos priklausys tik nuo jūsų ir nuo jūsų darbo rezultatų. Aštunta priežastis – darbas iš bet kurios vietos. Kadangi viskas vyksta internetu, galite dirbti iš namų, kelionėje ar net paplūdimyje. Devinta priežastis – nemokami mokymai ir palaikymas. Prisijungus prie tinklinio marketingo verslo suteikiamos išsamios žinios apie produktus, pardavimus ir komandos kūrimą. Tai tarsi verslas dėžutėje, kur viskas jau sukurta ir tereikia laikytis sėkmingos sistemos, sekti instrukcijas pažingsniui. Dešimta priežastis – pašaukimas ir tikslai. Daugelis žmonių samdomame darbe nejaučia prasmės. Tinklinėje rinkodaroje galite realizuoti save, padėti kitiems ir siekti didesnių tikslų kartu. 11. Saviugda ir pasitikėjimo savimi stiprinimas. Šis verslas skatina asmeninį augimą, išmoksite efektyviai bendrauti, įgysite viešojo kalbėjimo ir lyderystės įgūdžių. 12 priežastis – pasyvios pajamos. Vieną kartą atliktas darbas gali generuoti pajamas ilgus metus. Net jei vėliau dirbsite mažiau, klientai vis tiek naudosis jūsų rekomenduojamais produktais.
13 priežastis - verslo paveldimumas. Jūsų sukurta sistema gali tapti finansiniu užtikrinimu jūsų šeimai net ir po jūsų. Šeima ir toliau gaus uždarbį iš tinklinio marketingo kompanijos už mūsų sukurtą komandą ir klientų bazę. 14 socialinės medijos monetizavimas. Vietoj to, kad tik naršytumėte socialiniuose tinkluose, galite juos išnaudoti kaip įrankį verslui auginti. 15 jokios biurokratijos. Kompanija pasirūpina produkcija, logistika, buhalterija ir kitais techniniais dalykais. Jums lieka tik plėsti savo verslą. 16 priežastis - mokesčių lengvatos. Daugelyje šalių smulkieji verslai gali pasinaudoti įvairiomis mokesčių lengvatomis ir susigrąžinti dalį išlaidų. 17 galimybė padėti kitiems. Jūsų sėkmė tiesiogiai priklauso nuo to, kiek žmonių padedate pasiekti jų tikslus, tiek su produktais, tiek su verslo galimybė. Taip susidarote savo komandą, užsibrėžiate bendrus tikslus ir motyvuojate vieni kitus. 18 priežastis - geresnis gyvenimo balansas. Turite laisvę planuoti savo laiką taip, kad galėtumėte daugiau laiko skirti šeimai, pomėgiams ar kelionėms. 19 darbo ir šeimos derinimas. Galite dirbti kartu su antraja puse ar net įtraukti vaikus į verslo aplinką, ugdydami jų verslumo įgūdžius. Keliauti į renginius su jais, mėgautis vieni kitų kompaniją, tuo pačiu uždirbant pinigus. 20 lygios galimybės visiems. Čia nėra diskriminacijos dėl lyties, amžiaus, išsilavinimo ar patirties. Visi pradeda nuo vienodų sąlygų. 21 priežastis - svertai - daugiau uždirbate, kai dirbate sumaniau. Tinklinis marketingas leidžia uždirbti ne tik iš savo darbo, bet ir iš jūsų sukurtos komandos rezultatų. 22 priežastis - tarptautinės galimybės. Daugelis tinklinės rinkodaros kompanijų leidžia plėsti verslą visame pasaulyje. Jūsų klientai ir komandos nariai gali būti iš skirtingų šalių. 23 priežastis - asmeninis prekės ženklas. Čia ne tik parduodate produktus, bet ir kuriate savo vardą kaip ekspertas tam tikroje srityje. Tinklinio marketingo versle tu pozicionuoji save kaip verslininką ir žmogų, pas kurį ateina išspręsti tam tikras problemas kiti žmonės. 24 papildomos premijos. Be tiesioginių pajamų galite gauti papildomų naudų. Tai kompanijos finansuojama automobilį, keliones ar piniginės premijas. Ir 25 priežastis - ilgalaikiai įgūdžiai ir verslumas. Čia išmoksite įgūdžių, kurie pravers visą gyvenimą tiek versle, tiek asmeninėme tobulėjime. Čia tu kuri savo geresnę versiją ir kuri verslą sau, o ne kažkam kitam. Tinklinis marketingas nėra greito praturtėjimo schema. Tai verslas, kuris reikalauja darbo, tačiau suteikia neribotas galimybės tiems, kurie yra pasirengę investuoti savo laiką ir pastangas. Daugiau šio autoriaus Gedimino Grinevičiaus straipsnių apie tinklinį marketingą ieškokite kituose Sąmoningo žmogaus pasaulis numeriuose.